Ši žinutė skirta skeptikams. Kodėl verta pasitikėti tuo, ko nejauti? Galbūt neapčiuopi, ar nejauti, ar nematai? Tu juk nejauti, kaip plaka tavo širdis, bet ji dirba. Tu nematai, kaip teka oras, bet tu jį kvėpuoji. Tu galbūt negirdi, neapčiuopi, kaip gydo tave energija, bet ji tave keičia. Ir kaip tai bebūtų, ar tai būtų prisilietimas prie medžio, pabuvimas saulėje, lipimas į ežerą, savitą supratimą, suvokimą apie tai, kažkokią tu turi, kad saulė duoda tam tikrą energiją, duoda tą, trečią. Apsikabinimas medžio, pabuvimas miške, savitą, bet tu kažką savaip jauti. Energetinis gydymas nėra cirkas, kur tuoj kažkas nutiks. Energetinis gydymas tai yra tylus procesas, kuris daro stebuklą ten, kur kartais medicininiai tyrimai dar net nieko nerodo, bet tu tą jau jauti. Kada jauti, kad tavo kūne kažkas jau ne taip, ta stebuklingoji energija pasiekia tai. Nes niekas nežino to, kaip tą sugeba padaryti energija. Ji veikia tuo metu ir ten, kur tuo metu labiausiai to reikia. Tik žinoma, jinai neveiks be žmogaus pasitikėjimo, be žmogaus sutikimo, be žmogaus noro. Aš noriu paraginti tave, kuris būsi anapus ekrano ir galbūt klausysi mano šitų ištartų žodžių. Nebūk skeptikas. Pasitikėk. Norėčiau sakyti iškart visų pirma Dievu, po to tik savimi, o po to trečiųjų asmeniu manimi. Kodėl? Todėl, kad aš skaitau, kad numeris 1 šiai dienai mums visiems, kas bebūtų žemėje, turėtų būti numeris 1 Dievas. Antruoju numeriu visada esu už tai, kad pasitikėti savim. Bet jeigu tu pasitiki Dievu, tai pasitiki ir tuo, kas tau siūlo tą momentą ar tą dieną pagalbą. Kas tai bebūtų. Ar tai bus medikas, ar tai bus psichologas, ar tai bus advokatas, ar tai bus antstolis. Tu privalėsi pasitikėti tuo momentu, kada tave privers gyvenimas pasitikėti tuo žmogum, kuris skubės tau į pagalbą, nors tu galbūt vidumi kažkaip tai abejotum, bet vis dėlto turi pasitikėti. Tai aš kviečiu į tą pasitikėjimą. Pasitikėkite, kas šiai dienai skleidžiama ir skiriama ir siunčiama jums. Šitą žinutę turėtų paliesti kiekvieną iš mūsų. Ir jeigu tu ją girdi, tai signalas, tai šaukimas, tai žinutė tau.